Šios matricos karminės uodegos kombinacija yra 7, 19, 12. Tai yra gana stiprios asmenybės ženklas su didelė tokia vidinė jėga, nes yra 7 lyderystės ženklas, kuris buvo nuėjęs į minusą ir gali būti buvęs žmogus padarytas arba nejudriu savo valia, arba tiesiog nukautas ir atimtos galimybės judėti, net lošumas arba visiška mirtis. Ir 12 arkanas minuse yra auka arba tiesiog žmogus aklavietėj. Jeigu tai net gali būti ir žmogus, kuris dalyvavo kare arba pats sukėlė, sakykime, pats vadovavo karui, nes juk ir karo kontekste yra taip pat hierarchija. Gali būti tie, kurie sugalvojo ir jie yra tiesiog tik tai kaip vadovai ir nurodymų vykdytojai, ir kare taip pat kariauja kariai, kurie tiesiogiai eina ir šauna ir žudo ir arba gina arba plėšia. Čia gali būti arba tų tokių užkariautojų, gali svetimų žemių būti užkariautojai, svetimų teritorijų, netgi gali būti svetimų idėjų, tokių prisavintojai. Čia aš pasakoju ne tai, kad būtinai šitą vaidmenį atliko, bet pagal šitą vaidmenį galima suprasti patį energetinį foną. Kas tai yra per darinys? Tai yra tokių, sakykime, kad ir grobuoniško tokio momento. Ir jeigu yra šitoj matricoj 5, 10 ir 15, tai yra ženklas, kad tas žmogus gali apimti labai didelį maštabą ir daug žmonių. Ir pavyzdžiui, kare tai labai yra aktualu. Tai yra masinėse kažkokiose tokiose konstrukcijose dalyvavęs su tokia karminė uodega. Ir čia su tuo 5, 10, 15, tai netgi sugalvos tikrai taisyklės, vardan ko yra tai daroma. Ir ta pusė tai tiesiog nuoširdžiai tikės, kad vardant tos teisybės vieto lygintojo iš to pono reikia, čia aš kaip pavyzdį, iš to pono reikia atimti, kariauti ir jį ten nudobti ir atimti jo turtą. Tai čia ta karminė uodega tokia yra, ta tokia grobuoniška, plėšikiška, bet ką tai reiškia? Čia dar yra reketo ženklas, gali tai, kas užsiminėjo reketų, irgi labai tokia panaši, tiesiog ėjo, iš kažko atėmė turtą ir padarė kažką tai auka, vardan savo gerovės. Dabar yra kitas, čia yra tas mikroaktyvusis minusas, bet yra dar ir kita minusinė pusė, kai labai stipri asmenybė galėjo būti užguita ir pažeminta, tiesiog tikrai dvasiškai ir psichiškai ir savo veiksmais žmogus galėjo būti labai kilnus, labai perspektyvus. Ir jis buvo, tai čia pavyzdžiui yra išbuožinimo, turto atėmimo. Čia reketininkas eina pagal minusą tą patį, bet tas verslininkas, kuris tikrai savo rankom sukūrė, savo talentų, savo kūrybiškumų sukūrė šitą verslą, norėjo aprūpinti šeimą, pas jį atėjo ir jį, kaip sakant, iš jo tą dalį paėmė arba išbuožino senais laikais. Taip ta pati karminė uodega eina ir šitų labai padorių žmonių, kurie buvo nuskriausti ir pažeminti. Čia netgi galima palyginti, kaip yra arklių, žirgų veislės, yra žemaitukai, jie sunkiasvoriai, daug ką pakelia ir tokie labai stiprios veislės arkliai. Tai sakykime, jie turi tą 7, 19 ir 12, kai eina tarnauti, gali labai daug ką nuveikti, pagelbėti. Ir jie gali nueiti didžiausius atstumus, net ir, sakykime, ir net kare tuos kariūnus per karą lydėti. Tai yra stipri. Ir jeigu tą žemaituką paėmus, priplakus, badu pamarinus, visaip iš jo pasityčiojus ir paskui išvaryti į lauką arti, tada jam galima į akis drėbti, sakyti, koks tu žemaitukas, kur ta tavo galia, tu ten eilinis dar labiau nususęs arklys, negu ten kaimyno tas arklys, kuris visai neveislinis. Tai čia yra tokia ir gali būti ir žmogus buvęs pažemintas, arba pats ėjo kažką rabavoti ir žeminti.
bet visumoj tai yra stipri energetika ir jį išvedus į pliusą, jis tikrai gali būti tas toks žinantis, kur eiti, visada judantis, labai apimantis daug žmonių aplink save, dosniai apdovanojantis, tai yra ir turto ženklas, ir materialiai tai gali labai stipriai save pastatyti ant kojų, savo šeimą ir duoti pasauliui. Ir per 12 tarnauti pasauliui, nebūti aukos pozicijoje, dalintis, rodyti visokius, sakykime, tokius netikėtus sprendimus gyvenime, kaip išsisukti iš sunkių situacijų, kaip verslą vystyti kažkaip netikėtai, kaip rasti tuos tokius sprendimus, kad nepatapti aukoj, o būti tokiu, pramušančiu visas kliūtis. Šičia yra labai stipri ta karminė uodega ir ją pasitvarkius, išvedus į tą poziciją, tai tas žmogus pasiema tuos resursus ir su tais resursais jisai gali klestėti. Tai šitaip, tokia būtų apžvalga šito derinio.